Sveiki tautiečiai. Šiandiena yra graži. Gegužės 2 diena. Pavasaris. Nuostabus pavasaris. Bet viską užtemdo mūsų valdžios veiksmai, nenumaldomai artindami mus prie karo su Rusija. Kariai juk ne visi būna laimėtojai. Karas gali pakeisti mūsų gyvenimus negrįžtamai. Gali žūti mūsų seseris, broliai, vaikai, anūkai, mūsų tėvai, mūsų motinos ir mes patys. Tad broliai ir seseris lietuviai, kviečiu balsuoti už šviesų protą turinti Lietuvos patriotą Eduardo Vaitkų, taikos nešėją. Kitos progos galime ir nesulaukti. Ačiū visiems.